Sveikos, brangios damos. Kaip šiandieną jaučiatės? Man vėl labai smagu yra kartu su jumis šiandieną būti ir vėl dalinti su jumis savo pamastymais, savo pačios išgyvenimais ir suvokimais. Labai ačiū visoms toms, kurios skirsite šiandieną savo laiką pažiūrėti laivą, pažiūrėti po to įrašą po laivo. Taigi, kaip šiandieną jaučiatės, girdėjau, kad Lietuvoje jau prasidėjo lyja ir yra tamsios dienos, pas mus dar ne. Pas mus rytoj praneša lietų ir tamsios dienas, kurios truks berats visą savaitę. Taigi, ir šiandien trumpai šovė idėja, kad būtent pasidalinti su jumis supratimu apie pažeminimą. Pažeminimas yra vienas iš kertinių baimių, viena iš pačių baisiausių baimių pas mus viduje. Ir pažeminimas, ta prasme, ateina iš vaikystės. Ir žmonės, jeigu pažiūrėti pagal kūno konstituciją, mes galime labai puikiai pamatyti, jeigu tyrinėjant žmonės pagal kūno konstituciją, galima pamatyti, ko jie labiausiai bijo, nes mūsų kūno konstitucija iš tikrųjų atspindi mūsų pačias didžiausias, pačias pamatinės baimės. Tai žodžiu, žmonės, kurie bijo pažeminimo, jie dažnai turi didesnį svorį, jie turi antsvorį, jie turi daugiau papildomų nereikalingų riebalų ant savo kūno ir, kaip minėjau, visą tai prasideda jau vaikystėje. Taigi, pažeminimas, kaip ir kitos baimės, kaip ir pirmas dalykas, norint, kodėl, pavyzdžiui, žmonės būtent užsiaugina papildomus riebalus tie, kurie bijo pažeminimo. Tie realiai jų greičiausiai nepripažins žmogus, kad jisai bijo pažeminimo. Jisai to pats netgi sąmoningai nesuvokia, bet jisai visada, pavyzdžiui, nori, kad jam kiti pritartų. Jisai visada nori būti kaip kiti, jisai nenori įsiskirti, jisai nori būti panašus, jisai nori būti bendruomenės narys, kažkokios socialinės grupės narys, jisai visada nori palaikymo iš kitų. Aišku, žinoma, mes visi labai norim palaikymo iš kitų ir visa tai kyla iš dar didesnio. Pažeminimas, gėda. Tai yra tie jausmai, kurie eina iš tikrųjų sykiu vienas su kitu. Ir norėjimas pritapti labai, jisai iš tikrųjų kyla dar iš ta prasme, net ne iš mūsų sąmonės, pasąmonės, bet tai eina iš labai labai senų laikų, kuomet žmonės gyveno mažomis bendruomenėmis. Ir išmetimas iš bendruomenės reiškia, kad žmogus praranda viską. Realiai išmetimas iš bendruomenės jam reiškia, kad viskas jisai mirs. Nes kuomet bendruomenės buvo mažos ir gyvenimas joje realiai buvo vienintelis garantas, kad tu išgyvensi. Kad tavo šeima išgyvens, kad tavo vaikai išgyvens ir sukurs savo šeimas. Ir dėl to yra tas begalinis noras pritapti didžiosios mūsų visuomenės dalies, pritapti. Bet realiai laimingi žmonės, mūsų visuomenė, tampa būtent tie, kurie atsisako pritapti, kurie sako, man nesvarbu jūsų nuomonė, aš žinau, ko aš noriu ir aš darysiu, ko aš noriu. Tai, kaip sakau, tai ateina iš gentinės santvarkos dar, ta prasme, iš pirmųjų amžių, iš laikotarpio, kada apskritai žmogus susiformavo ir pradėjo gyventi bandomis kaip gyvūnai. Nes mes ir esame gyvūnai, tik aukštesnės sąmonės. Ir taip ateina, kaip sakau, iš tenai, nes kuomet tu nepritapai, tuomet buvai išmestas iš bandos, iš genties, buvai išmestas, turėjai kažkaip kapanotis pats. O kapanotis miškuose ar kur tikrai neina pritapti, neina susirasti darbo, bet kur, kaip dabar, pavyzdžiui, yra visiškai pasikeitusi situacija ir tau visiškai nereikia realiai visuomenės pritarimo. Kažkiek, bet labai mažai. Ir
Ir tai ateina per mūsų, per kartas, per auklėjimą, ta prasme, va šitas noras pritarimo. Pirmiausiai, ta prasme, seneliai, tėvai, prosniliai, proprosniliai. Ir tai eina visiškai nepastebimai, visiškai tokia nematoma programa, tai eina iš tų pačių seniausių laikų. Ir mes išmokstame, ta prasme, gėdos, ir mes išmokstame, ta prasme, baimės ir pažeminimų. Nes kuomet buvai kitoks, galėjai būti pažemintas ir netgi nužudytas dėl to. Taip yra ir kai kuriuose dar ir dabar šalyse. Ir žodžiu, bet esmė kame? Esmė tame, kad šitas jausmas, pažeminimo jausmas yra tik tai mūsų ir mūsų viduje gyvenantis. Mūsų niekas negali pažeminti iš išorės, jeigu mes patys savęs nepasižeminam. Bet kuomet mes turim nepasitikėjimą savim, nemeilę savo, neprimimą savęs, tuomet mums yra labai svarbu, kad kiti mums pritartų ir kad kiti mums duotų iš išorės pritarimą, sutikimą, paskatinimą ir panašiai. Ir kuomet mes tai gauname, mes jaučiamės geriau. Mes jaučiamės priimti, mes jaučiamės einantys teisingai, mes jaučiamės darantys taip, kaip turėtume daryti ir panašiai. Bet kadangi tai kyla vis tiek viskas tik tai iš mūsų vidaus, ne iš kažkur, tai mes tą galime patys ir pakeisti savo sąmoningų sprendimų, duoti pat savo pritarimų ir tiesiog suvokiant, kad manęs nepažemins kitas žmogus, jeigu aš nepasižeminsiu pat savyje. Man gali pasakyti labai, pavyzdžiui, kažką tai, blogą žodį, man gali pasakyti, kad aš nieko nemoku, man gali dar kažką pasakyti. Bet iš esmės, jeigu aš tikiu savimi, jeigu aš turiu tvirtą žinojimą, kad aš žinau, aš galiu, aš esu kitokia, negu jie galvoja, kad aš esu, tau tie jų žodžiai nubėgs iš tikrųjų kaip vanduo nuo žąsies ir tu to net neprisiminti. Tau pasakė ir tu pamiršai čia pat. Bet kai mes tikime, kad esame kažkokie prastesni, kad žmonės vieni yra geresni, kiti yra blogesni, ta prasme, turime tą hierarchiją tokią savo viduje, turime nepasitikėjimą didelį savimi. Ir dar bala žino ko, įsitikinimus tuos, kad turime būti priimti, pripažinti, jeigu mums parašo arba pasako, kad tu gerai darai, tai vadinasi mes gerai darom. Ir atsisakome spręsti patys, kas yra gerai, o kas yra blogai. Mes priėmame, kas yra gerai ir kas yra blogai pagal sociumą, pagal kitus. Įsivaizduokite, jeigu nebūtų lyginimus vieni su kitais. Nes iš esmės mes esame, vienas esam paukštis, kitas žuvis, kitas mes esam vabalas, kitas esam dar kažkas, ta prasme. Mes visi esam skirtingi ir visi mes esam be galo unikalūs ir visų mūsų gyvybiškai reikia. Bet kuomet žuvis pradeda lygintis su paukščiu, paukštis pradeda lygintis su vabalu ir jie pradeda mėginti tapti tokiais, tapti kitokiais, negu jau yra jie iš prigimties, tuomet ir prasideda visos bėdos, skausmai, baimės, pažeminimų ir taip toliau. Bet esmė, kad pirmas dalykas reikia priimti savo unikalumą. Priimti savo, galbūt jūs dabar sakote, tai aš nieko nesu unikali, esu eilinė, ta prasme, mergina, moteris, nieko aš čia neturiu kažkuo, kuo galėčiau įsiskirti. Tu turi, tik tai galbūt tu nematai to, bet iš esmės tu turi kuo įsiskirti. Tu jau esi, ta prasme, kitokia, tu jau esi unikali, tu turi savo unikalų mąstymo būdą, tu turi galbūt tik tai leisdama sociumui mąstyti už tave, tu to nepamatai, bet tu tai turi. Ir pamažu nusimant tuos blokus, pamažu nusimant tuos visokius įsitikinimus nereikalingus, tu pamatai, kokia tu esi unikali, kokia tu esi nereali, kaip tau nereikia iš tikrųjų pritarimų iš išorės. O kuomet tau nebereikia pritarimų iš išorės, tu gauni labai daug pritarimų iš išorės. Nes tiesiog tavyje nelieka trūkumo pritarimo. Arba jeigu tu nebeturi saugumo poreikio, nebeturi noro, kad jausti saugiai, tu tiesiog jautiesi saugiai ir nesvarbu, kur tu būsi. Ar stotyje naktį, ar gražiame parke vidury dienos su savo geriausiais draugais. Tu visur jautiesi taip pat saugiai.
Tu visur jauti, tiesiog tau saugumas kyla iš vidaus. Ir kuomet tau saugumas kyla iš vidaus, tuomet ir aplinka tau tą saugumą visada atspindės. tą pritarimą tau visada aplinka atspindės. Ir jeigu kažkas tai turi tau kažkokios kritikos, ir kuomet tu priemi save visiškai, kad tu esi unikali ir kitokia, tai ta kritika tik tai padeda tau augti, ir tą kritiką priemi su didžiausia meile ir begaliniu dėkingumu. Nes per tą kritiką tu augi, nes žmonės, jie pamato tiesiog iš išorės, kaip galbūt tau reikėtų elgtis, ką galbūt tau reikėtų dar papildomai daryti, ar kur pakeisti kažkur tai kryptį. Nesvarbu čia asmeniniam gyvenime, veikloje, šeimyniniuose santykiuose. Bet tu tiesiog priemi jų tą nuomonę ir labai tada logiškai ir labai šaltu protu apsvarstai, ar tai iš tikrųjų man duos naudos, ar to man iš tikrųjų reikia. Gali būti taikymas taip, gali būti ne. Bet tu visada pasitikėsi savo sprendimais. Ir nebijosi, kad tau iš išorės kažkas kažką primes, nes aš irgi, pavyzdžiui, susiduriu su žmonėm, kad jie labai yra išorinių įvairiausių veiksnių, tėvų, draugų nuomonės, pinigų ir įvairiausių dalykų. Jie yra tiesiog tampami kaip už virvučių. Jie bijo pažeminimo, jie dirba darbuose, kurių jie nemyli. Jie gyvena ir draugauja su žmonėmis, kurių jie taip pat nemyli. Jie nori gyventi kitaip, bet dėl saugumo, dėl to noro visuomenės pritarimo, jie lieka būti ir lieka toje situacijoje, kuri jų visiškai netenkina. Ir nepadaro teisingo sprendimo, kad gyvenimas keistųsi. Ir taigi, esminis dalykas, jeigu tu savęs nepasižemini per lyginimą su kitais, nes pažeminimas iš tikrųjų yra realiai lyginimas su kitais, kad tu esi blogesnis, tu esi kvailesnė, tu esi dar kažkokia, tu elgiesi netinkamai, kaip kiti elgiasi, bet kiti tai tinkamai elgiasi. Kai tu neturi tos savyje lyginimo su kitais, tai tavęs ir kiti pradeda nebelyginti su kitais ir mato tave kaip visiškai unikalų. Pažiūrėkite į visus sėkmingus žmonės, ar ne? Kurie yra pasiekę, sėkmingus įvairiose srityse, dvasingume, finansuose, savęs realizavime, įvairiausiose dalykuose. Jie visi yra labai unikalūs, jie visi yra visiškai unikalūs. Ir jie dėl to ir tapo sėkmingi, nes jie priėmė savo unikalumą, bei jie priėmė savo kitoniškumą, jie nustojo save lyginti su kitais ir nustojo bijoti būti pažemintais ir tiesiog pradėjo daryti tai, kas jiem atrodo teisinga. Ir ieškojo savęs, gilinosi į save ir pasiekė, ką pasiekė. Ir visi yra unikalūs, nes prištampuota armija yra niekam neįdomi. O pamažu iš tikrųjų, galime pastebėti, kad mūsų visuomenė, tiek imant Lietuvą, tiek imant pasaulį, realiai yra tų prištampuotų robotukų armija, yra pilka, neįdomi, tad leis savo pakilti virš to, nustok save lyginti su kitais, nustok bijoti pažeminimo, tiesiog paleis baimę pažeminimo, paleis norą būti pažeminti, nes yra ir taip, ir taip. Yra ir noras, ir nenoras tuo pačiu metu. Ir suvok, kad niekas tavęs negali pažeminti, jeigu pati savęs nepasižeminsi. Taigi, brangiosios, myliu jūs labai ir aš nedarysiu lotų, nes labai noriu valgyti. Ir susitiksime rytoj. Bučkis, ate. Ai, beje, ne, dar ne, ate. Su registracijom į finansinį laisvį, seminarą, webinarą, praktikumą, tai dar kartą kartoju, registracija labai paprasta. harmoningamoteris@gmail.com. Jūs tiesiog išsiunčiate laiškutį, kuriame parašote, noriu finansinės laisvės. Galite rašyti savo vardą, ypač jeigu jo nesimato jūsų elektroninėme pašte, įrašyti savo vardą ir gausite patvirtinimą. Jeigu jūs kartais negautumėte patvirtinimo per vieną dieną, per parą,
Bet aš iš tikrųjų labai daug laiko praleidžiu prie kompiuterio, nes labai daug tenai dirbu ir darau įvairiausių dalykų. Tai realiai aš ko ne visą dieną praleidžiu prie kompiuterio arba su konsultacijom. Tai Tai tada parašykite į harmoningą moterį, jeigu jūs negavote, tarkim, atsakymą, nes maža ką kalbėti, tada blogą paštą ir tada, kad tikrai neliktumėte visos, kurios norite, neliktumėte už borto. Beje, visos tos, kurios registruositės, visos, kurios norite dalyvauti, bet pavyzdžiui, dėl kažkokių priežasčių negalite, tas laikas jums nėra tinkamas, bet visos, kurios registruositės, visos gausit po to įrašą. Ir galėsite tai padaryti savo patogiu metu. Taigi, jeigu jums tas laikas netinka, bet matote, kad norite, tai nepergyvenkit. Vėliau, ta prasme, po praktikumo, po webinaro, jūs tiesiog gausite įrašą. Ir galėsite atlikti tai, kada norėsite, bet ir visos tos, kurios bus susiregistravusios ir kurios dalyvaus taip pat gaus įrašą, kad jos galėtų tiesiog tai daryti vėl kartoti ir kartoti iš naujo. Tiesiog pasileisti įrašą ir toliau ieškoti savyje tų blokų ir eiti toliau. Taigi, dabar turbūt bus viskas ir aš, kaip sakiau, einu daryti salot, o jūs registruokitės ir nepraleiskite šitos galimybės atrasti savyje daugiau laisvės, daugiau kūrybingumo, daugiau pasitikėjimo. Ir tiesiog daugiau noro gyventi ir džiaugtis, nes pinigų trūkumas tas viduje, visada galvojamas apie pinigus, jisai mums labai stipriai neleidžia dažnai džiaugtis. Tie įsitikinimai, ta baimė, kad nebus pinigų ir taip toliau, mums tiesiog neleidžia džiaugtis gyvenimu. Ir kitą kartą mes turėdami ir kelis tūkstančius jaučiamės nesaugiai ir negalime jais pasimėgauti. Taigi, mielosios, tikrai pasinaudokite šitą galimybę, nepraleiskite to. Ir iki rytojos. Ate, bučkis.